jiem reikalinga įvelti valstybę į karą tam, kad tu laimėtumai rinkimus. Rinkimų tau nereikės laimėti, tu paskelbsi rinkimus Ypatinga padėtį ir viskas. ir tau nereikia. Karo Ta patį padarė. Karo padėtį. Mes turėsim apie Liepos 15 sakė, mes turėsim karinę padėtį ir atšauktus rinkimus Seimo. Aš skaičiuoju, kad tai turėtų būti Liepos 15 dieną, nes bus išrinktas Europos parlamentas. Mes žinosime, kas jau yra dauguma Europos parlamente, jau daugiau mažiau žinosime. Mūsų prezidentas bus Liepos 6 prisaikdintas, priesaiką bus jau davęs. Ir jis davęs priesaiką, jisai pasirašys dėl 4000 karių mobilizavimo arba išsiuntimo į Ukrainą. Iki 4, gali būti 1000, gali 2, gali 3, bet mano žiniomis yra apie 4000 yra planuojama, Latvija kainuojama apie 2, Estija planuojama apie 1, Lenkai planuoja apie 15 000 duoti. Toks yra prašymas, kad mes duotume. Tai lygiai taip pat prisiminkite, sakau, daug kas pamiršo, Rūta, tiesiog jeigu turit laiko, grįžkite į 2001 metų rugsėjo 11 įvykius, kaip amerikonai skridinėjo į valstybės ir prašė, kad duotumėt karių. Duokit 20, duokit 30, duokit 100, duokit. Tai ir taip step by step mumis visus įtraukė į karinį konfliktą. Ir mes ten, pamenat, Afganistane buvom numeris 4 apibraukta zona, todėl, kad turėjom Antavilių dar kalėjimą, kur čia tos vargšus islamistus kankinom, žinai, arabų tos atstovas. Tai va, tai aš sakau, aš bijau tik vieno dalyko, kad šitą mūsų puskvaišių valdžia iki to nueis. Ir jeigu aš tai pasižiūriu iš kandidatų, kas yra į prezidentus, nors esu konkurentas, ne, tai žiūrėkit, Nausėda už karą, Šimonytė už karą, Žalimas už karą, Eduardas už karą. Tutkus irgi, jeigu tai paimsim, irgi už karą, nes generolas pasakys kariuomenė irgi, tai mes turime 5 žmonės, kurie nori karo. 5 žmonės nori karo. Kuriems karas yra centrinis dalykas. Tai va čia Rūta, tai čia yra, jeigu prezidentai rinkimų metu, kandidatai rinkimų metu naudosis karo tematiką, karo problematiką, tai žinokit, tai valstybei bus vienas blogiausių dalykų. Ir aš jums, Rūta, galiu pasakyti. Bet tai jie šitą daro. Jo, bet matote, tauta, ekonomistai, verslininkai turi suvokti, nes 2021 metais, 2020 metais Lietuvoje užsienio investicijų sudarė beveik 5%. Tai yra 5%, tai yra daug. 23 metų užsienio investicijos į Lietuvą yra 0,92, Rūta. Tai dar pliusas ir aš galvoju minus. Ne, minusų nėra. 0,92 dėl ko? Todėl, kad buvo įsipareigojami ekonominėse zonose, reinvestavimas, čia jau nieko nepadarysi. Tai, tiesiog jūs šitą dalyką, kas nors suvokit, kas vyksta. Estija šiandieną krenta 2 kartus žemiau negu Lietuva. Nes pramonės neturi, paslaugų sektorius buvo važiuoja. Latvija nuvažiavo, mes dar kaip pramonė, mes iš tikrųjų važiuojam, realiai iš 10 5 žmonės dar, kaip sakant, gyvena, padoriai, jeigu taip aš galiu pasakyti, taip, saulė gali leisti į muziejų nueiti, kažkur nuvažiuoti 5 žmonės, tai gal dabar daugiau, gal bus kokie 5-6 kablelis, taip aš skaičiuočiau. 6 gal nemanau, kad pasiekėm, bet apie 5-6, 5-7 tikrai turėtumėm turėti. Tai, suprantat, tie visi procesai, kur yra, tie 5 iš 10 jie turi suvokti, kad jie pirmi važiuos į tos konslagerius. Jie pirmi važiuos į karą. Jie pirmi nukentės. Rūta. Ir prezidentinė rinkiminė kompanija neturėtų būti nei vieno žodžio apie karą. Bet jisai stoja būtent to. Jisai stovėjo prie Okmano, toksai kai kareivėlis. Jo, bet matėt, tam baisios tos nuotraukos. Klaiku, bet jisai tą karo kartu jie daro. Tai kad LRT, tai aišku, jie rinkimuose dalyvauja. Jėzus Marija, LRT vykdo pilnu pajėgumu, bet todėl LRT ir mokosi iš Kremliaus, iš Sputnikų ir iš visų kitų ir jie daro tą, ką daro Sputnikas. Žiūrėkite. Karas pas Putiną, karas. Statom karo pramonę, karas. Aš tik vieno meldžiu, kad dar Lietuvos politikams, ministrams, premjeriai, nors nelabai ten matyto proto daug pas jų ten yra, kad jie bent jau čia nestatys jokių šaudmenų gamyklos Lietuvoje. Aš vienintelio ko, kaip sakant, negaliu sakyti melstis, nesimelsis, nenoriu būti, Rūta, blogas pranašas. O kas čia blogai, nes dabar visi iš karo... Jūs juokaujate, jeigu jūs tik Lietuva pasistatote karinės gamyklas skirtą šaudmenų gamybai, jūs esate numeris 1 taikinys. Tai tiesiog, tegu gamina vokiečiai. Paskaitysiu iš milijonui aprašymo ir kvietimas, kam yra išsiųstos. Tuo atidarysiu ten, man kaip tik atsiuntė. Tai kvietimai, kaip tik viskas yra orientuota į žaliąją ekonomiką ir į karinius dalykus.
Va, kam iškviesti, kvietimai yra išsiųsti. Investicijų ir verslo garantijos, Lietuvos banko asociacija, investuotojų forumas, Lietuvos gynybos inovatorių pramonės asociacija ir panašiai. Ta prasme, yra visiškai aišku, kad yra į gynybos ir saugumo pramonę. Aš galiu pasakyti, jeigu jūs dar Lietuvoje galvojate, kad liks čia pas jūs 40-mečiai vyrai ir šeimos, 30-mečiai, 35 metų, 5 metų šeimos, jūs esate labai naivus ir... Nes šitas pakėlė žmonės pilnai. Tai aš jums galiu pasakyti, išvažiuos visa jaunoji karta ir tada Šiaurės Jeruzalė bus Lietuva, kai kas kad nori, nes manau, kad iš Izraelio kai kam reikės kraustytis po 8-9 metų, nes jau ir suprato amerikonai, jeigu jūs pastebėjote, tai jau įsikvietė visus žydus ant kilimo ir sekmadienį, klausykit, sako, gal jau, nu tai Rūta, jūs įsivaizduojate, ką aš matau, aš neskaitau tos mūsų spaudos labai mažai, iš tikrųjų skaitau pažvengti, pasijuokti, jeigu tai paskaitau. Tai aš netai prisenai stebėjau Amerikos keletą generolų debatus, diskusijas, tai kai Bidenas ir Trumpas, pirma buvo Trumpas sugalvojęs Iraną pulti, raketom apšaudyti, ir Bidenas prisiminkit, pačioj buvo. Tai kaip jums atrodo, jeigu jūs ten Iraną pakaitintumėte, kaip ten su to Izraeliu būtų? Nieko gero. Man atrodo, tų vynogynų, tų gražių žemių, tų gražių teritorijų, alyvmedžių nikutskan neliktų. Tai jūs supraskit vieną dalyką, kad gali po 8 metų tai įvykti. Ir Bideno visa administracija dabar ir pasakė, žiūrėkit, jau viskas atidarom humanitarinį koridorių, gal jau baikit ten tų Hamasų, jau nebėra, ar ten jų yra, jau vis tiek jų bus, keiskite jūs tais pagrobtais žmonėmis, bet jų matot, 5. mėnuo, 6. mėnuo jūs nepajudat iš mirties taško. Tai va čia Rūta reikia galvoti ir prisiminkite po spalio 7, aš pas jūs dalyvau laidoje spalio tą iškart sekančią savaitę. Aš jumsgi pasakiau dėl naftos kainų, dėl visų įkainių, dėl sės. Aš pas jūs galite atsiųsti mano laidus, pasižiūrėkite. Aš atsimenu. Jo, tik tais prisiminkite, tik tais iš manęs visi šaipėsi, nesakė. Ne, nesišaipė, jau seniai nesišaipo. Jau seniai, nebesišaipo, dabar jau grūda lauk iš principo. Bet kažkaip tai mes dar laikomės ir tikiuosi laikysimės.